Sveiki žiūrovai. Šį savaitgalį buvo labai įdomus pokalbis Trumpu su Zelenskiu. Tai lyg galvojau, sakau, gal reiktų kažką panašaus padaryti, bet žinokit, kai paskaičiau mūsų kolaborantų Valatkos postą, ar kaip čia kažkokį pasidalinimą, tai žinokit, net baisu pasidarė, tai persigalvojau. Paskaitysiu aš jums. Kiekvienas lietuvis, kuris dar pasakys nors vieną pagiriamąjį žodį Putinų utėliai Trumpui, yra čia keiksmažodis ir automatiškai jis daugiau eina paskui rusų tą laivą. Tai aš persigandau, sakau, nedarysiu. Tai sugalvojau, kol dar neuždraudė daryti, apie Jeffrey Saksą padarysiu laidą. Visai įdomiai girdėjau, ekspertai EU Audrius iškarpą tokią padaręs buvo, tai gal pasiklausysim jo ir jis pakomentuos, aš pakomentuosiu va tokią laidžiukę, gal stengsimės kuo trumpesnę. Tai va, gal dar biskį norėčiau pasidalyti praeitas laidas, kai darydavau su pradžiai, va, kaip su Vaitkum ir su Tutkum. Vygantas Kelertas ateidavo, jis padarydavo tokias kaip pašiepiančias laidas. Tai ir po to ateidavo jo žiūrovai ir vienas žiūrovas tokį klausimą uždavė. Tai sako, dėl ko tu čia viską darai? Tai aš tuo pačiu ir atsakysiu tą klausimą. Jie vis galvoja, žinai, kad, aišku, mano tas darymas dar nesu profesionaliai, tikrai matau kalbos savo daug problemų. Aš pagrindas darau, kad švies žmonės ir suvest, aš kaip ir esu praktikuojantis krikščionis, tai suvest tikinčius ir netikinčius į krūvą, kad bendrą tą Dievą rastų, kad nesipyktų dėl Dievų, mano geresnis, mano blogesnis, čia Trumpas geras, Putinas blogas arba atvirkščiai. Va, tai aš noriu, kad suvest, kad mes vienų dvasių, ne ten žiūrėtume į Dievą, į gerus dalykus. Va, mano tikslas yra toks. Ir pagrindinis dalykas, kaip čia mano toks irgi vienas iš draugų, Vaidas Žemaitis Lekstutis, jis vis tarp knygų būdavo ir čia analizuoja knygas, tai aš irgi noriu pasidalyti. Bandžiau ir vieną knygą, ir kitą skaityti, bet vis tiek prieinu visą laiką. Naujasis testamentas. Čia pagrindas yra. Čia neįsimama knyga, tik vienas dalykas yra. Ji yra užkoduota. Kaip pralauži kodą, tada čia yra neįsimiami lobiai. Tai linkėčiau visiems pralaužti tą kodą ir pacituosiu aš dar žodžiais Jėzaus pasakytais, dėl ko aš tą darau. Jūs pažinsite tiesą, sako Jėzus, ir tiesa padarys jūs laisvus. Čia tikrai 100% teisingi žodžiai. Aš dabar matau, galiu šnekėti ir su sala Ukraina, kur šaukia, ir kur už rusus gal eina, ir su tikinčiais, ir su netinkinčiais. Aš su visais žmonėm randu bendrą kalbą. Aš galiu jų išklausyti ir galiu savo nuomonę pasisakyti, nes, čia išminties knyga. Tai va, tai dabar paklausysim vieną dalį Audriaus pokalbių, ir apie Jeffrey Saksą. Tai pradedam. Trumpas jau padarė labai daug žalos. Tokia yra nuomonė. Taigi vėl prisidirbo tratas. Su furma ir plius dar ir mokytojas prie to viso. Jie visi vėl prisidirbo, bet jau ir nestebina, jie pastoviai užsirauna. Bet į ką noriu atkreipdėmėsi? Ne į tai norėjau atkreipdėmėsi. Ramanauskas sako, kad tam tikri žmonės, ir tie paminėti, tarpsta Solovjovo lygio laidose ir žiūri rusiškus kažkokius kanalus. Aš nežinau, man toks įspūdis, kad rusiškus kanalus non-stop žiūri Landsbergių bendruomenės atstovai. Jie tiesiog nuo to nenulipa ir jeigu pasižiūrės
pasižiūrėsim portalus, jie pastoviai apie Rusiją kalba, ką pasakė Putinas, ko nepasakė Putinas, kad ten dar kas pasakė, kas atsitiko Rusijai, kiek ten kainuoja sviestas, kas ten blogai, kas ten gerai, non-stop apie tai. Jie to domisi, ir tai yra jų teisė. Negi drausi žmonėm domėtis, jeigu jiem yra įdomu Rusija. Jie apie Braziliją kokią negirdėjau, kad domėtųsi, kaip pavyzdžiui, net ir apie Kiniją nesidomi. Bet čia užsiminė Ramanauskas apie Jeffrey Saksą, kaip aš supratau. Jo. Tai va čia Audrius įveda, prieš tai buvo Ramanauskas kalbėjo, tai čia biskį apie Ramanauską ir Ramanauskas perėjo į Sakso Jeffrey Saksą irgi paminėjo, tai jis čia įveda tokią į kontekstą, tik tai įvedinėja. Ir aš dar ir Audriui noriu pritart, rusų propaganda yra tokiu žemų lygiu, kad ten nėra ką žiūrėti. Kai karas dar prasidėjo, dar biskį lyg tai, ne karas, ta speciali operacija, kai prasidėjo, dar gal biskį pažiūrėjau kelis sykius, žiūriu, kad ten visiškos nesąmonės šneka. O lietuvių propaganda, tai yra ko pasimokyti. Melas, aukščiausio lygių. Ištisai reikia meluoti. Va čia tai yra aukštas lygis. Tai va šitą aš žiūriu, kaip tą dalyką, kaip iš jo mokytis išvers, kad žmonėm tiesą pasakyti. Tai va irgi toks mokinimasis, tai žiūrim toliau. Kalba ne jungtinėse tautose. Kalba jisai tą pasakė Europos parlamente. Aš nežinau, kas suorganizavo tą renginį, bet jis pasakė tą kalbą Europos parlamente. Kalba iš tikrųjų labai gera, tie, kurie domisi tom temom, jiem nieko naujo nebuvo, nes jie ir patį Jeffrey Saksą 100 kartų yra klausę. Ir ta kalba yra anglų kalba, originale yra išversta gerai rusų kalba. Ekspertai EU taip pat išvertė tam tikras dalis šiek tiek ir į lietuvių kalbą, kiek mūsų pajėgumai leido. Taigi, aš nesupratau, ką norėjo pasakyti apie Jeffrey Saksą Ramanauskas. Ar tai, kad jisai irgi prokremliškas, prorusiškas, va čia ir trūksta tos diskusijos. Vėlgi, būtų įdomu, man asmeniškai būtų įdomu, kad atsisėstų koks Stratas, tas pats, kaip sako, kriminalinis nusikaltėlis Furma ar mokytoja Astra, va tas vedėjas, kuris visada iš tikrųjų labai juokingai su mikrofonais kažką žaidžia, tas pats Ramanauskas, ir įvyktų tokia diskusija, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę, savo argumentus, nes kitų atvejų, tokios kalbos iš tikrųjų gaunasi burbuluose, mes irgi esam tam tikram burbule, norim pakalbinti kokį Dainių Žalimą nukentėjusiai. Bėga žmogus, neatsigręždamas, vaizdžiai tariant. Taigi, grįžtų prie Jeffrey Sakso. Rekomenduoju, kas neklausėt, pasiklausyti. Yra anglų, rusų kalbomis, Ekspertai TV YouTube kanale, yra ir lietuviškai šiek tiek išversta. Ateityje, tikiuosi, mes daugiau versim tokių kalbų, tokių pasisakymų būtent į lietuvių kalbą. Kad būtų mūsų gimtaja kalba. Taigi, aš dabar šią progą, kadangi jau Ramanauskas užsiminė, ir noriu truputį duoti dar vieną ištrauką išverstą į lietuvių kalbą apie tai, kad ES turėtų būti pagrindinė Rusijos ekonominė prekybos partnerė. Taip turėtų būti, kaip kažkada buvo. Ir sveikų protų taip ir turėtų būti. Visiems naudinga, viskas tvarkoja. Taigi pasiklausykime šios ištraukos. Tai dabar aš irgi su Naku sutinku dėl kad turėtų būti ES su Rusija, čia su Jeffrey Saksu sutinku iš tikrųjų. Ir dabar bus tas Jeffrey Saksu kalba, ir pabandykime pasiklausyti ją. They speak nonsense every day. Jie kasdien kalba nesąmonės. Mano šalis. Čia matas pirmas sakinys, tai jie kasdien šneka nesąmonės kalbą. Tikrai, kai įsijungi televizorių, tai 24 valandas į parą, 7 dienas į savaitę. Ištisai nesąmonės ir nesąmonės. Tai dabar, kai žiūri juos, tai anksčiau būdavo dviračių žinios tokia laida, tai ten 15-20 minučių, o dabar ištisai
kai pažįsti tiesą, tai ištisai 24 valandas eina dviračių žinios per televizijas, per visus tas informacijas, per radijas. Ištisai tas pats rusai puola, rusai puls ginkluotis, rusai puola ginkluotis. Nieko daugiau neina išgirsti. Tai va, klausom toliau. Mano vyriausybė. Man tai taip gerai pažįstama, visiškai pažįstama. Prašiau ukrainiečių ir aš turėjau patirties su ukrainiečiais. Patariau ukrainiečiams, kad nesu nusiteikęs prieš ukrainiečius, nesu proukrainietiškas, visiškai. Sakiau, gelbėkite savo gyvybės, išsaugokite savo suverenitetą, išsaugokite savo teritoriją, būkite neutralūs, neklausykite amerikiečių. Pakartojo jiems garsųjį Henrio Kissingerio posakį, kad būti Jungtinių valstijų priešu yra pavojinga, bet būti draugu pražūtinga. Gerai, leiskite man tai pakartoti Europai. Būti Jungtinių valstijų priešu yra pavojinga, bet būti draugu pražūtinga. Taigi, Tai va, čia galingi žodžiai Jeffrio Sakso patarinėjo ukrainiečiam, kad būtų neutralūs. Tai jie neklausė ir pasakė tą, va čia irgi gera ištrauka. Būti priešu yra pavojinga. Tai amerikiečių. Tai reiškia, pagal jo pasakymą, priešu būti daug geriau negu draugu. Nes draugu tai bus, ant galų bus, nieko neliks iš tos šalies, kai vasalų, kai pabūsi ir tada tai reikia mums melstis, kad nebūtų taip, nes čia turbūt link to eina, kad bus ir Europos Sąjungai gali būti ir mums Lietuvai gal net daug greičiau bus kaput negu Europos. Matysim čia, aišku, nespėliosim, bet čia auksiniai žodžiai, čia tikrai nieko nepridėti, neatimti, tik tai vat, žmonės nesupranta, tam Melekai gyvena, ką iš čia galvoja nusišnekau. Čia iš tikrųjų tai gryna tiesa, čia kaip Jėzaus žodžiai panašiai tokie yra. Toliau klausom. Leiskite man pasakyti kelius žodžius apie Trumpą. Trump does not want the losing hand. Trumpas nenori pralaimėti. Todėl labai tikėtina, kad šis karas baigsis, nes Trumpas ir Putinas susitars baigti karą. Jei Europa vykdys visus savo didžiuosius karo kurstymus, tai nebesvarbu. Karas baigėsi. Taigi, išmeskite jį iš savo sistemos. Pasakykite tai savo kolegoms. Jis baigėsi ir baigėsi, nes Trumpas nenori nešti pralaimėtojo vardo. Štai ir viskas. Ir labai vėl teisingi žodžiai. Viskas mato, kad jau šansų nėra laimėti tą karą, nes jis čia įsik, aš tai mačiau įsik, kad pačią pirmą dieną man viskas buvo aišku, kad čia jau viskas bus taip kaip dabar. Tik tai vada kitiems žmonėms 3 metų daug žodžių prireikė, bet iš tikrųjų tai čia, kaip pasakyti, tie karai yra ekonomikos variklis toks, jeigu nebūtų karų, tai žmonės savo gyventų ramiai, nieks nieko nekurtų, nieks nieko nedarytų ir savo ramus gyvenimas būtų. Tai vat, karas turėtų baigtis, nes NATO ir amerikiečiai pagrindas, jie nenori pralaimėti stipriai gauti. Tai vienu žodžiu nori pabaigti dabar, kur dar, gali susitarti, čia viskas gerai, čia mes irgi kieti. Tai labai teisingi žodžiai. Labai teisingi žodžiai ir nieko negali nei pridėti, nei atimti. Pritariu kiekvienam žodžiui šitam. Tai va, toliau bandom klausyti. Tai nėra kažkokia didi moralė, kad jis nenori nešti pralaimėtojų vardo. Tai būtų pralaimėjimas. Ta, kuri bus išgelbėta dabar vykstančiomis derybomis, yra Ukraina. Antra yra Europa. Jūsų akcijų rinka pastarosiomis dienomis kyla dėl siaubingų naujienų apie derybas. Žinau, kad šiuose rūmuose tai buvo sutikta su didžiausiu siaubu. Bet tai geriausia žinia, kokią tik galėjote gauti.
Now, I encouraged Juos paskatinau, tačiau jie manęs neklauso. tried to reach out. Bandžiau susisiekti su kai kuriais Europos lyderiais. Anything. Dauguma iš viso nenori iš manęs nieko I girdėti. said, Bet aš pasakiau, don't go to Kiev. nevažiuokite į Kijevą, Go to Moscow. važiuokite į Maskvą, Discuss with your counterparts. diskutuokite su savo kolegomis. You're Europe. Ar jūs juokaujate? 50 million. Jūs esate Europa. 20 Jūs trillion esate dollars. 450 milijonų žmonių. Should be the main Jūsų economic ekonomika. Tai va, Saksas sako, jūs pirmiausia, vat, su tom dėrybom Trumpu ir Putinu išgelbėt, ta gali būti Ukraina dar šiek tiek gali ten išgelbėta būti, jeigu dar dėrėsis. Nes ten dabar tai yra konkrečiai grinai žudomi ukrainiečiai, kad dar kažkiek pratęst laiką. Kaip anasik su generolu Tutkum šnekėjau, tai sako, nuo 1000 lygi 3000 į dieną ukrainiečių žūsta. Tam kare. Grinai mėsa laiko, nes matot, kaip ir karys tur praeit, kad užimta būtų teritorija, tur praeit, nu, žmonės tur praeit. Ir ten visų laukuos juos išgaudyti iš visų laukų, tai ten turi iššaudyti juos. Kitaip nesiskaitys teritorija užimta. Tai va, tai čia žiauru ir EU, ir Europos Sąjunga irgi, jeigu jūs sako, norit dar išgyvent, važiuokit pas Putiną tartis. O tie, kai zombiai, Putins ten toks, Putins anoks, mes Lietuva užsitvėrė su Latvijais, turbūt aš nežinau, Latvijai sieną apsitvėrė, kad tik nieks niekur neįbėgtų, neįvažiuotų, nieks nieko nežinotų. Nu, čia, sakau, atrodo, kad beprotnami gyveni. Toliau leidžiu. Pagrindiniai Rusijos ekonominiai prekybos partneriai, tarp jūsų yra tikras ryšys. Beje, jei kas nors nori aptarti, kaip JAV susprogdino Nord Stream, mielai apie tai pakalbėsiu. Ir čia irgi, vat, kaip įdomiai, sako, vat, patarinėja, sako, tarp jūs yra tikras ekonominis ryšys, jūs prekiaut visą gyvenimą, jūs čia gyvenat. Amerikiečiai tai už Atlantų, mes čia gyvename, turim viską daryti, o dabar viską atvirkščiai darom. Vat antiek, aš čia nesuprantu, kas čia yra su žmonių smegenim, kaip moka tie, kur labiausiai įsimokslinę, kurėtų būti protingi. Dievas taip ir sako, aš protingųjų protą padarysiu, tai dabar negaliu tiksliai pacituoti, bet Dievas turi omeny, protingųjų išmintį padarysiu kaip kvailių, o tokio ne visai protingų žmogaus padarysiu protingą. Toks Dievo. Ir taip vat stebi, atrodo žmogus, kitas iki yra aukštą įbaigęs ir buvęs kažkada protingas, va šitais dalykais visiškai nesusigaudo. O paprastas žmogus, kokius kaimėtis, viską supranta, viską, nieko jam nereikia aiškinti. Ypatingai bažnyčiose daug tokių žmonių sutinku pagyvenusių, kur tikrai išmintis į senatvę, tai jie tokią išmintį turi, kad neduok Dieve. Tai va, tai dar pabandysim biskį Audriaus paklausyt ir gal užteks. Manau, Jeffrey Saksas, kad nors tikrai pakalbės apie tai, kaip buvo susprogdintas Nord Stream. Atsiprašau už techninį trikdį. Tai aš irgi galvoju, kad gal kada paaiškys, kaip dėl to Nord Stream buvo, nes čia tokius makaronus kabino kelis metus, dabar kabina čia dabar tai naujų bairių sugalvoja, čia inkarus tampu po Baltijos jūrą, čia nespėja kabelius traukinėti, tai čia va tų nesąmonių, tai čia jie šneka čia ištisai. Bet kodėl Lietuvoje niekas nekalba apie šią Jeffrey Sakso kalbą? Mes prieš tai laidoje su mano kolega Aleksandru Peskė apie tai kalbėjom, jisai pasakė, kad ir Europoje. Tikrai, kažkaip, kodėl nekalba niekas, aš irgi taip galvoju, nu tai jeigu pradės kalbėti, tai čia, nežinau, gal turėtų daug psichologai darbo, man atrodo, tai bijo, kad neperkrautų žmonės tokiu darbu, nes neužteks psichologų. Pats gyvena Šveicarijoje, bet ir vakarų Europoje kažkaip nenugirdo tos kalbos Europos parlamente, ne bet kur pasakytas. Kažkaip pasakė. Vat
Algis Ramanauskas sureagavo, bet ir tai paviršutiniškai. Pasakė, kad daug žalos Trumpas padarė. Čia reikėtų diskusijos, o kokios žalos? Dėl to, kad nori greičiau sustabdyti karą ir beprasmiškas žudynės? Galbūt kai kam ir žala yra tai, bet aš manau, kad tai yra nuostabu, jeigu bus sustabdytas karas. Taip, pokarinis procesas, jisai aš taip spėju, tęsis kur kas ilgiau ir bjaurasčių dar bus labai daug. Provokacijų, Europa prifarširuota ginklų, privogta, išparduota ir taip toliau. Čiagi buvo tiek prifarširuota Ukraina tais ginklais. Skotas Riteris pasako, internete net pardavinėja tos ginklus jau ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad laukia dar labai daug neramaus laiko, bet pirmas žingsnis turi būti padarytas. Stop karui. Stop karui. Ir tie, kurie sako stop karui, tai nėra nei rytų palaikytojai, nei vakarų palaikytojai. Tai tiesiog žmonės turintis sveiko proto. Nes tik beprotis gali norėti karo ir gali norėti, kad tas karas tęstųsi kuo ilgiau. Beprotis arba, gerai, neminėsiu to žodžio. Tai aš irgi Audriui pritariu, kad tik beprotis norėti karo, toliau žudynių ir visko pritariu. Tai gal bus tiek, užtenka čia, to bus įsitęsim, padėkit patiktukus, pasidalykit. Tik ačiū, kad žiūrėjote ir kitų pasimatymų.